žodžiu, tokiam vaibelio, karočią, šiandien drum and bass visokia, daužo pas baudžiūnį. Karočią, čia yra, va, čia va, metalą, ten šiukšlių visokio šūdo. Kurva, ką čia naktinis išneka? Žodžiu, iš esmės, nuvežiau koliką, kad darytų plokštumą, liuks. Nusipirkau metalą telikui gaminti. Radikal laikiklių. Liuks. Dabar atvažiavau iki būstinės, bet belė kaip pil lietus. Tai reikia nueit, žodžiu, pasimti, išsisukt varstą iš bloką, pasimti turbaką, vešiu Hanzaflexą, kad pagamintų šlangą. Su visais angaliais, su viskom. Nes kažkodėl vakar to nenusėmiau, nepasėmiau mašiną, nes debil. Bet jau vakar ten nebegalvojau su galva tiesiog ir tiek. Žodžiu, darom visus šitos dalykus ir va, kaip tik nustoja lyti. O einom pasidaryti. Ko tu manęs neklausai? Kurva pastaruoju metu kamerytė yra kažkokia bledė. Žodžiu, pagamino man Hanzaflexas šlangą, turbos maitinimą, tepalą. Prisipirkau varinių, šaibučių, chujučių, visą. Štucerių, va, pavyzdžiui, štuceris koks, kurva, o blėt. Žodžiu, vyksta reikalai, jaučiuos jau toks rimtas gončiukas, karočią, visą dieną reikaliukais, ras po visą miestą. Vilniaus važinėjai, baudžiūnis, tik tai kurva. Bet viskas, realiai kolika už valandžikės laiką sakė nušlifuos ir yra labai minimali, bet yra teorinė galimybė šiandien užkurti Volvo netgi. Labai minimali, bet yra. Tai visai džiugina. Žodžiu, važiuojam toliau. Iš tikrųjų, kartais yra, kad padarai dalykus, kur yra tau smagu, o ne taip, kaip reiktų daryti gal. Bet man atrodo, kad čia bus gerai. Lukai, ką tu manai apie šitą pirkinį? Achuienas pirkinys. Čia kitaip nepavadinsi. Žodžiu, turim naują Volvo šeimoj. Tai iš esmės, karočią, 2-3 turbo, kondiškės, visi bairiai, didelė rida, viskas kaip priklauso, už brangiai. Šitą paėmėm už brangiai, bet slenkščiai yra iš esmės labai neblogos būklės, apart čia poros vietų, kur, dar nėra kritiškai. Žodžiu, mašina yra atvažiavus iš Italijos kažkada, tada dacho laikas stovėjus. Žodžiu, prasideda nauja kelionė. Hello, respected audience. Everything is alright. Before wasn't alright. But now, Modestas work oil shell in jau PCV valve put in positive crankcase, crankcase ventilation, original kurva, Volvo OEM, very good, no burtai, no, today only stock. And at first we were, kurva, will be shit. But now, everything good, beer, you know. So how kurva speak? Gali paprieš, kad nealkoholinis. Traditional, Nealkoholinis. Lighthouse tradition, non-alcoholic. Am I alcoholic? I don't know. Tai žodžiu, viskas, dabar sudėjom šitą, sudėjom tą PCV, jau dėsim tepalą aušintuvą, grįžtamą, visas nesąmonės, smagratį.
Žodžiu, šiandienos tikslas yra galiausiai su starteriu prasukti motorą ir pasižiūrėti, ar visas tepalas visur vaikšta, kuriem reikia vaikščioti. Ir po šitą jau bus galima paburti dar biškį elektros ir jau kurti. Tai, bet normalus užkurims numatom sekmadienį, šiandien yra ketvirtadienis. Iki pasimatymo. Turim va tokį va svorio luitą, kuris yra iš tikrųjų skirtas, kad nebūtų vibracijų kėbulė. Jo, modėčiai atsuk reikia. Kiek maždaug sveria? Ble, tu tikrai kokie 2 kg yra. Ble, daugiau jaučiu, žinau. Sakai daugiau? Jo. Aš labai stiprus, žinai, tai aš nebėjau. Ne, tai... Mes nesiginčiam. Tai žodžiu, nu tiesiog svarmuo. Tai yra čia, kitam lonžeronė ir priekį. Žiūrėk, vat yra vienas čia viduj ir dabar Modestas bando atsukti. Žodžiu. Ir dar vienas čia. Šitą. Jo. Tai žodžiu, išsimetam načert visus šitus. Po to gal reikės pasisverti tam modelį. Ai, neturiu svarstyklių namie. Baudžiūni, kas čia dabar vyksta? Aš nežinau, ar čia yra legalu rodyti iš tikrųjų tokius dalykus, bet čia yra tikrasis baudžiūnis motosportas. Ne, čia iš tikrųjų tai tik tai nusivalom visą šūdą. Pakvepuojam biškį sankabosom dulkėm, nes labai sveika yra sveikatai. Ir tikrai vėžė tikimybė nėra, kad didėtų. Tai žodžiu, žiūrim kuris geriau atrodo. Nes čia yra benzo atmosferika vienmasis, čia yra dizelė vienmasis. Tai dizelė yra čiučiut lengvesnis. Bet daugiau diskatorius užsidedi ir ant to viskas čia tinka. Viskas kaip ir zaibės, tai nežinau dabar, kurį geriau naudoti iš tikrųjų. Dabar esmė, čia fotkinsiu, kiek siūsiu, klausiu, kuris geresnė būtų. Tai tiek. Nu, tai kaip manai dabar? Dabar pirma, seksualumą padarom. Žiūrėk, seksualioji dalis. Taip lengvai kolikas negali užsiveržti. Glunda. Visi net žiūri, pažiūrėk žiūrovų, pafilmuok žiūrovų. Kiek turim žiūrovų? Turim Lukas. Ir Laurynas. Ir Modestas. Ir dar vienas Lukas. O Baudžiūnis dirba, blėt. 5 žiūro, 1 dirba. Nu, čia kaip... Blėt, galvau, čia rankoje alaus turi. Ne, gaila. Tai va, Baudžiūni, ką galėtum papasakot apie šio koliko uždėjimą? Ant kiek yra viskas paprasčiau? Palyginus su praeitu, tai čia idealiai. Nes netgi galiu prieiti su terkšne. Kaip prieš tai iš tos apatinius, kad užsukt, tai reikėdavo su net nepaprasto ten tokia raityta 12 galvutė, nu tipo rakčiuk. Nu ten karočią būdavo palėva. Žodžiu, nuotaika šiaip stipriai gerėja. O, biškinį laikau tik tai vargiai. Žodžiu, nuotaikas gerėja. Statom bėgimą į centrą. Kurva, neberandu mėgti. Galim greičiau dėt labai sunku laikyti. Dėsim smagratį, žodžiu, statom degimą dabar. Dėsim smagratį ir su šituo... Nu, pastačiau degimą į nulį, va čia. Vadinasi, pirmas cilindras yra pačiam viršui. O jį galėtume patikrinti su suktuvu, bet esu įsitikinęs, kad taip ir yra. Tuoj, dar pažiūrim, kaip Modestas laikosi. O klijų pisam? Nežinau. Jo, viršui. Tai va. Klijų pisam ar ne? Baudžiūnis patikrino, teorija pasitvirtino. Dedam klijų. Jo, galim. O taškiuką. O tašką. Ir duokit man su kuo sukt. A tai ką tu ten darai jau? Pavaryklį. Vyksta komandinis darbas. Jo, nu čia matai, biški mažai vietos dabar. Gerai. Sukasi. Baudžiūnis tepa treadlocką, o Modestas užsiima užveržimo arba pagavimo darbais. Tas, kur sakė, kad jeigu surinksit, ne faktas, kad važiuos. Oi, kurva. Aišku, reikia neprisišnekėti, dar nežinau. Bet pagal tai, kaip čia dabar viskas jau gerai eina. O tu galėjau startį nešti?
Čia turi važiuoti. Eina startį, bet nežinau. Komentaro apie šiandien dieną. Puikiai diena, sukroviau motorą, mašina dar nevažiuoja, tai nežinau ar O puikiai Lukai, tu geriau atsakyk, kur startis. Mat, Luka viską žino. Kur mačiau? Kodai, neprastas, man tai labai patinka. Aš visą laiką, žinai, kai supratau, kad kai kurio moterim patink vyresnė, žinai, tai aš supratau, kad reikia pasidėti rankas kaip senė, kad būtų, kaip 60-mečiai. Tai ne Fransas labai gerai. Šitam tikslui labai gerai. Ne, šiaip tai tiesiog dabar buvo paprasčiausiai metos nesivalyti, nes noriu padaryti. Ir smagu, žinai, dar, kad gal užsidegs. Gal. Tu nežinai. Tu toks. Biškai gal kapitoną pajum kokį. Galvoju, reikia kažką draugiškės. Vyksta varžtų paieškos darbai. Kažkur. Gal čia. Ai, sandėžės statot? Kameros paitų, tai gražiai buvo išsmėtę. Tu repuoju toliau. Opa. Opa. Duok neprasų bendrai. Opa. Ką čia darysi? Špilsim tepaliuką. Šiandien Lukas nepasiėmė pirštų, dėl to yra biški baltarankis ir operatorius. Jo, ir va dabar, blėt, darinėja tepalą. Bet tai žinai, bet čia švarus tepalas, tai pokų lengvai Taip, nusivalau. taip, čia net nesiskaita. Tai... Bet va, papiriuko pasidėti. Va. Jo, Ir pės. pirštukam nusivalyti. Tvarkingiausiai. Va, opa. Ir dabar Modestas žiūro, ar neleidžia. Kažkur. Kokia Modestai situacija? Konkretėja. Bet ne. Neški dėžę. Kiek šių spilį? Apie 3,5. Visas taip. Iš jausmo. Žiūrėk. Kiek reikia? Ble. Nu beveik litras. Tai dabar supylės 3,5 litrų. Blet, jisai... Čia matematika. Valiai prisispaudęs. Dabiškai pilsi. O kažkur kiek? Teoriškai turėtų būti. Gerai bus. Gerai. Modestai, ką galėtum pakomentuoti apie šitą išradimą? Pats geriausias palaikytojas yra. Ir palaiky- šilumėliai viduj į motoriuką, kad dėžę galėtum įdėti patogiai. Kurvo sudraskysiu, nors netyčia ir va tada bus visos problemos. Taip, tai dėžę sudėjom, starteris vietoj, dabar biški laidžiukų ir bandysim prasukti motoriuką, aišku, Benas jau be jėgų. Pirmą nakties, bet ką užsivedę vis tiek išgirst garsą, tiek prasipysi. Bent kažkokį, kad suktųsi šitą.